Savaitinis vlogas 3. Šiandieną yra jau antradienis, vakar pirmadienį aš dirbau visą parą, todėl nieko negalėjau pafilmuoti, na ir pradedu savo savaitinį vlogą nuo antradienio. Šiandieną esu su Rugile namuose, į darželį jį neišėjo, nes nuo savaitgalio šiek tiek kosė ir kadangi šiandieną po darbo grįžau namo ir man kaip ir nereikia šiandien į darbą, tai aš su ją pasilikau namie. Tai va, tai žodžiu, šiandien visą rytą Rugilė yra beprotiškai pikta, mes niekaip negalim susitarti su ją dėl nieko. Ir pradžiai buvo labai užsigeidusi eiti į lauką, nesvarbu, kad lyja lietus. Aš šiaip netaip sutikau išeiti į tą lauką su guminiais batais ir su skėčiu, tai tada nebetinka batai, nebetinka skėtis. Žodžiu, čia visą rytą pykstamės, tai va, bet panašu, kad susitarėm ne išeiti į lauką, o važiuoti į parduotuvę. Ir aš noriu labai pasigaminti du tokius dalykėlius. Migdolų sviestas. Tai va, turiu receptuką. Ir tada, kai pasidarysime migdolų sviestą, tada darysime, tuoj palaukit surasiu, avietinius energy balsus. Tai va, tai noriu tos energy balsus padaryti ir į juos reikia dėti to migdolų sviesto. Ir aš jo neturiu ir pirkti nesu mačius ir pagalvojau, kad bus proga dar ir pasidaryti migdolų tą sviestą, kadangi aš labai mėgstu tuos visus riešutinius sviestus tepti ant visokių trapučių ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, pirmą kartą pabandysiu pasidaryti savo, nors pagal receptą tenai rašo, kad reikia kantrybės jam pagaminti. Tai va, tai bandysim šiandien tai padaryti su Rugile. Nežinau, kaip pavyks, nes jos nuotaika nelabai. Tai dabar man reikia pasidaryti sąrašiuką iš šitų skrinčiotų, kaip pasidaryti migdolų sviestą ir tuos avietinius energy balsus. Taip, Pepa. Nu ką, akytės nelabai išvalius, nes kažkas tai pamiegojo kartu su Rugile. Tai va, o dabar aš jau prieš pietų miegą mūsų paskrudinau graikiškus riešutus. Ne, nu ne graikiškus. Kodėl mano galva neveikia? Kaip šitas riešutas vadinasi? Anglišką pavadinimą žinau, nu lietuviškas. Migdolai, Daiva, migdolai. Nu tai va, tai žodžiu, riešutai, migdolai paskrudinti yra ir dabar mes galim eit bandyti sukti tą riešutų sviestą ir pagal receptą tai turėtų užtrukti apie 20 minučių. Visas tas sukimas, nes maždaug po 15 minučių tik tai riešutai pradeda išskirti savo tą aliejų ir tada tas sviestas tampa skystas. Tai va. Tai žodžiu, kantrybės mums ir varom daryti riešutų sviesto. Su viena zbitka mes niekaip neapsieisim. Yeah. Ačiū Rugilytei. Labas, šiandien yra trečiadienis ir aš dar kol kas nieko nevloginau, tačiau dabar noriu padaryti vieną darbelį ir pasidalinti kadrais darančiai darbelį su jumis. Taigi, šiandieną aš noriu nufotografuoti vieną nuotrauką. Iš tikrųjų, be abejo, čia bus milijonas nuotraukų, kol gausiu tą, kurios noriu. Bet pirmame mano vlogė matėt, kad aš gavau siuntinuką iš Happy Socks. Jie iš tikrųjų siunčia man kojines jau ne pirmą kartą. Man be galo patinka ši kompanija, nes jie yra šiaip beprotiškai nuoširdus žmonės. Ir ši pati kompanija yra beprotiškai nuoširdi ir be galo smagu su jais bendrauti visą laiką būna. Visuomet visi siuntinukai ateina su laiškeliais labai mielais ir šiaip labai smagu bendradarbiauti su šia kompanija, dėl to aš visą laiką pasirašau padaryti jiem nuotrauką, nes jų prašymas būna padaryti Instagramo nuotrauką ir jeigu esate matę šios kompanijos Instagramo profilį, tai žinote, kad nuotraukos yra be galo spalvingos.
įvairios kompozicijos tų kojinių ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, šiandieną aš bandysiu nufotografuoti štai šias kojines ir kokiagi mano idėja, tai kaip matot, jos yra juodai, baltai, raudonas. Tai pradžioje galvojau, pirma mano idėja buvo, kad aš prisipirksiu uogių, kadangi jau prasideda uogų sezonas ir parduotuvėse galima rasti įvairių aviečių, braškių ir panašių dalykų. Tačiau kažkaip irgi iškrito, man rodos, praeitą savaitę irgi nuotrauką Happy Socksai įkėlė kažką panašaus, kojinės, uogos, lėkštutės ir panašiai. Tai žodžiu, mano dabar kita idėja yra, ir aš jau jai pasiruošiau, tai yra balionai. Tai, žodžiu, radau Maksimoje pirkti raudonų ir baltų balionų, tai aš juos pripūsiu, išsidėliosiu fone, apsimausiu kojines ir mane pafotografuos. Tai va, tai keliaujam toliau ruoštis kojinių fotosesijai. Sėdau šiek tiek paredaguoti video, kadangi jau yra trečiadienis, o aš praeitos savaitės video dar nespėjau suredaguoti. Tai va, tai einame dabar. Sveiki visi, šiandieną yra šeštadienis ir mes su Rugile karaliaujame dviese. Taigi, kadangi šiandien yra puikus oras lauke, aš nusprendžiau nesėdėti namuose ir nusivesti Rugilę į Ozę esantį Dino parką. Iš tiesų mes tenai niekarto nesam buvę, tačiau vakar pasigūglinau ir radau, kad tenai yra didelis vaikų žaidimų toks kaip parkas, yra tie visi dinozaurai ir, žodžiu, įvairiausios pramogos vaikams. Tai šiandien aš leisiu Rugiliai pasidžiaugti tuo parku, įvairiais žaidimais esančiais Ozėje ir keliaujam visi kartu. Tai kaip visada reikia parodyti savo outfit of the day ir šiandieną aš apsirengusi esu štai tokią blizgutę su kimono rankovėmis iš Zaros. Toliau H&M plėšyti tokie boyfriend stiliaus tikriausiai džinsai, tada Converse'ai, beje šitie džinsai taip smarkiai plėšyti nebuvo. O aš juos išskalbiau, tada jie buvo tokie labai kieti ir, žodžiu, atsiklaupiau ir vat, jie taip suplyšo smarkiai. Tai va, ir toliau štai šitas mėlynas Zaros rankinukas labai vasariškas su mažais ananasais, tiksliau su mažu ananasu, su ramunėlė ir čia kažkoks juodas taškelis. Taip pat pamiršau paminėti, kad šio mėnesio birželio, tai yra 30 dieną, aš keliauju į Latviją, kur vyks Sneak Space Awards finalas. Ir aš esu kaip teisėja šitame konkurse ir iš esmės nelabai turiu ką apsirengti šiam renginiui. Todėl dabar galvoju prieš Dino parką važiuoti į Zarą, nes esu nusižiūrėjusi 2 suknytės, pabandysiu jas pasimatuoti, galbūt ką nors išsirinksiu. Keliauju į Zarą, pasimatuoti suknelių, jeigu jau dar rasiu tenai, ir tada važiuosime į Dino parką. Mano mašinas langas atsidarys. Nu, tipo šita, bet kad jinai žiauriai trumpa, čia net ne suknelė, kažkokie šortai, bet jie tokie... Kaip, neįsakysiu kas. Žodžiu, viršus šiaip labai gražus, bet...
savaitgalis, žodžiu, grįžom namo. Nu, Rugilytė, aišku, patiko tas parkas, vis tiek pas vaikus visai kitokia fantazija, tai aš taip įsivaizduoju, kad jiem ten visas tas dalykas atrodo wow. Buvo, aišku, didelis batutas, buvo didelės laipynės irgi vaikams, tai ta prasme vaikams ten tikrai yra ką veikti. Bet, pavyzdžiui, tėveliams, nes dauguma ateina, aišku, su tėveliais, tai tenka sėdėti ant šitų vadinamų sėdmaišių ir iš esmės kavinukė tokia, nu net ne kavinukė pasakyčiau, o tiesiog parduoda ledus ir kavą, o kažkokios kavinukės, vat jeigu būtų kažkokie kavinukė, tai aš manau būtų dar geriau, todėl kad tėveliai turėtų kur pasėdėti ir tuo pačiu ganyti akimis tos vaikučius, o dabar tiesiog sėdi visi ant tų sėdmaišių, tai va ir čilina tiesiog prižiūrėdami vaikus, tai va. Ir atskirai, pavyzdžiui, ėjimas vaikams mokė už ėjimą ir tėveliai turi nusipirkti atskirą bilietą, nors akivaizdu, kad ten vaikai neina vieni be tėvelių, tai kažkaip taip irgi įdomi. Labas sekmadienį ir šiandieną, tiksliau dabar mes su Rugile važiuojame į parduotuvę, nusipirkti šiek tiek kažkokių tai užkandžių, nes važiuosim pasidaryti tokį ale pikniką. Mano mintis buvo tą pikniką darytis kažkur tai čia mieste, pavyzdžiui, Sereikiškių parke, ar kaip jis dabar kažkaip kitaip vadinasi, bet vyras mano siūlo važiuoti, pavyzdžiui, į Kernavę, bet kažkaip tai, aš nežinau, aš kai esu arčiau miesto jaučiuosi geriau šiek tiek, tai dar nežinau, gal ir važiuosim į tą Kernavę, o gal aš pasakysiu ne ir pasiliksim kur nors arčiau miesto, žodžiu. Nežinau, dar neapsisprendžiau, bet dabar važiuojame su Rugile į parduotuvę nusipirkti kažkokių tai užkandžių. Tai va, kol kas tiek. Šitą? Sekmadienio outfitas, Zara bliuskutė plikais pečiais, tiksliau Daiva plikais pečiais, o bliuskutė apnuogina pečius. Tai va, H&M džinsai plėšyti, Converse'ai ir mano Zaros popierinis rankinukas. Ir akinukai iš Amerikos kažkokio tai butiko, šiaip labai faini man jie. Atvažiavom į Užutrakio dvarą, iš tikrųjų dar nepriėjom pačio dvaro, bet aplinkui jau yra, man bent jau atrodo fantastiškai gražu. Čia, nežinau, kažkokia tai, velniai žino, kažkoks tai monumentas, ant kurio viršaus yra ale, turėtų būti, ale gandro lizdas tikriausiai pradėtas žmonių sukti, tačiau panašu, kad gandrai tenai negyvena. Bandom surasti prieimą prie vandens, nes Rugilė sakė, nori prie jūros. Tai va, ir štai čia radom kažkokį nusileidimą. Sėdžiu ant akmens. Čia maudosi. Beveik maudosi kai kurie. Wow, kaip gražu. Greitai pavalgom ir keliausim iš tos vietos, kadangi eina žmonės ir ateina žmonės, nori nufotkinti šitą visą
daiktą mes čia įsitaisę karališkai labai. Jaučiuosi kaip Tiškevičienė savo nuostabiam dvare. Kur tu? Baigiam savo ekskursiją po Užutrakio dvarą, iš tikrųjų be galo graži vieta, o aš eilinį kartą supratau, kad konversai yra neskirti tokiems ilgiems pasivaikščiojimams, nes nutrina kojas. Tai ką, rytoj jau nauja savaitė ir šiandieną vakarienį ir rytojaus pietum reikia padaryti valgyti ir darysime spageti puttaneską. Taigi šitas spageti yra be mėsos ir keliaujame gaminti. Tai štai tokie ingredientai eis į mūsų makaronus. Tai yra juodosios alyvuogės pjaustytos pusiau, kaparėliai ir iš esmės naudojau visą štai tokį stiklainiuką alyvuogių ir čia yra 340 gramų, kodėl mane fokusuoja. Jo, čia yra 340 gramų alyvuogių. Ir štai tokį mažiuką induką kaparėlių. Ir čia yra 105 gramai. Tai va, tai žodžiu tiek naudosiu, 4 skiltelės česnako, 2 skardinės pomidorų savo sultyse pjaustytų, tada raudonėlis ir štai tokie, čia yra aštrus tokie prieskoniai, aš jau labai trupučiuką dėsiu. Super lengva ir skanu. Mums skanaus, o jums ate. Iki kitos savaitės.